Esu su 12-okė, prisistatyk. Sandra. Iš kur esi? Iš Mikvienų. Gerai. Kokios mokytojos geriausiai nepykdyti? Iš Kienės. Dėl ko? Pikta tata. Ar yra jums kažkas nutikę asmeniško su ja? Yra buvę nemalonių momentų. Geriau nešnekėkim. Gerai. Aš tau pasakysiu žodį ir tu turėsi pasakyti pirmą klasioką vardą, kuris šauna tau į galvą. Gerai. Kelių erelis. Pėjus. Tinginys. Andrius. Latras. Simas. Ir nuo ko nusirašyti galima iš klasėje geriausiai? Gabrielius. O nuo ko tu nusirašinėjai? O kas sakė, kad nusirašinėjai? Gerai. Kas paslaptingiausias pas jūs klasėje? Mantas. Taigi, esu su 12-oku, pristatyk. Esu Oris, žinau jau. Statyk. Esu Oris Aseičas ir mokosi 12 klasėje. Taigi, mes turim tau klausimą. Kaip tau Fortnite karjera? Gerai, pelninga. Turiu tau Orisai myslę. Kas nuolat šviečia ir suteikia mums laimę? Kompiuteris. Ne, neteisingai. Dar spėjai. Saulė. Ne, neteisingai dar. Mokykla. Ne, tavo šypsena. Gerai, esu su gražiausiu mokyklos vaikinu. Pristatyk. Mano vardas Liudas Būdvytis, esu 12-okas. Gerai, tau klausimas. Koks mėgstamiausias sportas kūno kultūrai? Nežinau, tikriausiai krepšinis, manau. Kaip jautiesi, kad esi Vainuto Tomo Šelbis? Gerai jaučiuosi. Patenkins. Didžiuoju savim. Tokį titulą turėdamas. Kokios spalvos yra Saulė? Iš kosmoso balta matas šiaip. Bet atmosfera padarė juos spindulius geltonus. Protingas. Gerai, ačiū. Gerai, pristatyk. Ebedona. Kokią mokytoją labiausiai įsiminsi baigus mokyklą? Jaučiu oželį. Nežinau kodėl, bet oželį. Gal dėl to, kad nežinau. Gerai. Ką žiauriausia atsimeni, kad gal klasiokai yra padarę? Bet prisimenu savo, kai susilaužiau ranką. Taigi, aš tau pasakysiu žodį ar kelius žodžius, ir tu man turėsi pasakyti pirmą žmogų, kuris tau šauna į galvą. Gerai, kelių erelis. Andrius. Tinginys. Andrius. Latras. Lemba. Simons. Nuo ko gali nusirašyti? Vestas. Ir kam pati duodi nusirašinėti? Liubavičiūtė. Gerai, noriu, kad pristatytum. Taip, esu Simonas Mauricas, 12 klasės mokinys, kitaip žinomas kaip seksualiausių ūsų Vainutės savininkas. Gerai, turim tą klausimą. Koks jausmas būti pavaduotojų sūnumi? Šiaip kaip visą laiką daugiau žinokis turiu įgaliojimų, daugiau teisių turiu, ne kaip tu. Šiaip visai neblogas sakyčiau. Gerai, klausimas. Ko esi parduotuvėje pirkęs, ko negalėjai pirkti? Alaus, šnapsą, energetinį, cigarečių pirkau, bet ne savo. Ir bonus klausimas, koks mokyklos darbuotojas ar darbuotoja yra gražiausia? Reikia man Tviliuką užklausti klausimą. Darbuotojas. Sakyčiau, čia daugelis su manim sutiktų, sakyčiau, logopedė. Kokia priežastis dėl to? Gražiai atrodo, blondinė. Visai nieko. Gerai, ačiū. Sveikas, pristatyk. Tai Mantas bus. Perduok mamai linkėjimus. Mama perduoda linkėjimus. Kaip jautiesi dėl ateinančios karinės tarnybos? Reiks tarnausi. Aš tarnausiu.
Gerai, man tai, aš tau pasakysiu žodį, ar aš keliu žodžius, tu turėsi pasakyti pirmą klasioką vardą, kuris šauna į galvą. Tai keliu erelis. Andrius. Tinginys. Pijus. Latras. Simas. Nuo ko galima nusirašyti? Gabrielis. Kas nusirašinėja? Andrius. Arba Pijus. Ir kas yra paslaptingas? Liudas. Tomas Šelbi. Turim klausimą, kur tikrinė sveikatą? Šilalės rajone, Pajūrį. Ambulatorijoje. A geri daktarai tenais? Ką žinau. Nekomentuos. Koks yra vaikinė ypatingiausias bruožas, svarbiausias tau? Nuoširdumas, manau. Ejau, kokį įsivaizduoji tobulą pasimatymą? A vienas apie vaikinus bus. Prie jūros. Sustatyk. Andrius Muntvilas. Iš kur esat? Iš Aušbikavė. Geresnis taškas ar Vincas, ar Viskupėlis? Viskas. Kodėl? Nu, nes lengviau prisibaladuoti prie jo. Asortimentas didesnis. Neturi ginklų, visokių nieka. Draugiškesnis. Kas gražiausia darbuotoja Vainute? Darbuotojai? Vainute. Ir daug variantų negaliu atsakyti. Reikia atsakyti vieną pasirink. Draugai tai atsakė, tavo eilė. Nežinau. Sunkiai pasakyti. Vai pasakyti. Ai, padaryti. Labas, prisistatyk. Aš esu Lukas Mikalauskas, Iš kur esi? iš Vainutę. Tiksliau. Tiksliau, iš Graužinės. Kokia geriausia pamoka atsipalaidavimui? Nu, gal šokis, ką aš žinau. Kur dažniausiai važiuoji su savo audinė? Kur dažniausiai važiuoja. Tai gal Nemeluoju. pas draugę. Ką pas draugė veiki? Čia paslaptis, žinai, paslaptis. Ar planuoji savo ūkio dalių pardavinėjimo verslą išplėsti? Nemanau. Kažkokia nesakau, nežinau. Gerai, ačiū. Esu su 12 klasės mokinė, prisistatyk. Gabrielė. Gerai, koks geriausias atmazas nuo fizinio pamokos? Čia galima sakyti, nežinau. Gerai, kiek... Dar klausimas, ar neatsibodo eiti su treningais į mokyklą? Ne, jie yra patogus, man jie patinka. Kiek laiko per parą praleidai su Silu? Daug. Pasisveikink, pristatyk. Labas, aš Augustas Remeikis. Taigi turim tau klausimą. Kaip jautiesi, kad Simonas Mauricas prisėmė seksualiausių ūsų titulą Vainute? Jaučiu konkurenciją šiaip ir nusivylęs esu šiaip. Biški lenkia mane, bet bandau stengtis atsilaikyti. Ir Gustai, koks jausmas praplikti? Senatvinu. A negaila tau kuro kiekvieną dieną į mokyklą važiuoti su mašina? Ne, tikrai ne. Iš kur tiek saliarkas gauni? Dirbi, užsidirbi. Ir bonus klausimas, kokia darbuotoja ar darbuotojas yra mokyklai gražiausi? Logopedė. Gerai, prisistatyk. Esu Aurelija Skardelytė. Ir kaip manai, ar ateiviai egzistuoja? Ne. Kodėl manai, kad neegzistuoja? Nu ką žinau. Visata tai didelė. Nu, didelė. Jie įsivaizduotini. Gerai. Hesburgeris ar McDonald's? Hesburgeris. Kodėl? Nes, ką žinau, skanesni burgeriai. Kečupo nemėgstu, McDonald's vien kečups. Kaip jautiesi, kad mokykloje liko tik 100 dienų? Gal biški, nežinau, kaip ir jaudulys kyla, nes egzaminams reikia ruoštis tik tai 100 dienų.
O egzaminai tikrai bus sunkus. Tai tiesiog toksai. Lauki baigti mokyklą, ne? Ir laukiu, ir iš dalies nelaukiu, nes nauja pradžia, naujas kelias. Su Vainuto gimnazijos abiturientu prisistatyk. Aš esu Pijus Reigertas, gyvenu Žalpių City. Man labai patinka buliukai. Buliukai. Ar dažnai baudi žiemą Žalpių kelius? Man įties labiau baud, negu aš kelius baudu. O kur ten buvai atsidūręs čia kažkurio metu? Grabėje, ne? Ne, Žiūrint ir tai mokyklą. negrabė ant kelių. Tik buvau kelias nepamatys. Bet visi savo, kai grabė. Pamokos metu praleidi greičiau laiką. Miegu. Sapnuoju apie alų. Daugiau nieko. Dažnai telefoną naudoji per pamokas. Per lietuvių. Per anglų. Dažnai. Taigi, pristatyk. Esu Sadauskas Gabrielius. Viskas. Gerai. Koks tavo mėgstamiausias muzikos atlikėjas? Šitas sunkus, bet jeigu turėčiau rinktis, tai jaučiu OG. Koks skaniausias alus tau yra? Grimbergeno iš Skardinės, o jeigu galima, ir iš Stapinės. Gerai. McDonald's ar Hesburgeris? Hesas. Tik Hesas. Dėl majonezo, ne? Padažą. Jo. Ar lauki studijų metų pagyventi studento gyvenimą? Tai žinoma, faktas. Ko čia gali nelaukti? Gerai, ačiū.